Sveiki vandeniai. Jums šitą savaitę kovos už būvį savaitę. Taigi nespės praeiti šventės, pulsite visiems įrodinėti savo teisybę ir kovoti už vietą po saulę. Taigi kova tai yra tokia, nėra labai prasminga, kadangi čia užėjo taip tas Marsas ir nueis. Taigi nereikėtų per daug įsijausti ir imti giliai į širdį ir nesvarbu, ar tai teisinga kova ar neteisinga. Tiesiog linkiu stebėti, kaip Lao Tse sako, reiškia sėdėti ant upės kranto ir laukti, kol praplauks priešo lavonas. Nepulkite į tas bereikalingas kovas. Bet kiti dalykai tikrai bus puikus. Puikis savijauta, aktyvumas, gera nuotaika ir, aišku, kūrybingumas. Taigi prašau kūrybingumą panaudoti kūrybai, darbui, veiklai, bendraujant su savo mylimais, artimais žmonėmis, o ne kovai. Taigi šią savaitę tiek, mėly vandeniai, iki kitos savaitės, gražios vasaros. Iki.